esame įpratę, kad dažniausiai turbūt vartojame šalutinius vietos aplinkybės ir laiko aplinkybės sakinius, kai kalbame apie aplinkybių sakinius. Visi puikiai žinome, kad vietos aplinkybės šalutiniai sakiniai dažniausiai atsako į klausimą, kur veiksmas vyksta, kame jisai atsitinka, iš kur kažkas atvyksta ir taip toliau. Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai, jie paaiškina pagrindinį sakinį arba kažkurią sakinio dalį. Dažniausiai ten jau nusakyta vietos aplinkybė kažkokia. Pavyzdžiui, toksai pavyzdys. Meta šį trapių ir nepastovių formų pasaulį, tą nykstančių šešėlių pasaulį ir eina amžinybės ištroškusi ten, kur rožės nevysta ir nebaigia žydėti, kur vanagas nedrasko vieversėlio lizdo, kur perkūnai netrupina medžių nei širdžių. Taigi, 3 šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai iš esmės paaiškina žodelį ten, kuris yra pagrindinėme sakinyje ir tarsi jį išplėtoja. Kartais tas žodis, kurį bandome aiškinti, jisai gali būti net ir konkrečiai jau nusakomas. Pavyzdžiui, nusisukęs kabino dalgį netoli durų ant sienos, kuri plytų tarpą buvo įsikalęs medgalį. Lyg ir bandoma paaiškinti, kurioje vietoje ant sienos ten buvo tas dalgis kabinamas, kur tas medgalys buvo įkaltas, šalutinis sakinys pateikė detalesnę informaciją. Arba toks pavyzdys. Sėdėjo susigūžęs, bijodamas pažvelgti į kairę ir į dešinę, nepakeldamas akių net į priekį, kur jau netrukus turėjo prasidėti ilgoji įkalnė. Lyg ir paaiškinama, kad ta įkalnė buvo priekyje ir iš kitos pusės lyg ir paaiškinama, kas tenai priekyje vyko, tai yra įkalnė turėjo prasidėti ir taip toliau. Panašiai ir su laiko aplinkybės sakiniais. Čia irgi galime pavyzdžių pririnkti gana nemažai. Pavyzdžiui, kai tarpais vėtra prikimdavo, apačioje buvo girdėti duslus upės ošimas. Kur buvo girdėti apačioje, lyg ir pasakoma vieta ir tada pasakoma laikas, kada buvo girdėti, kai tarpais vėtra pritildavo. Arba, pavyzdžiui, kitas sakinėlis galėtų būti. Vos tik įėjome į kambarį, kažkoks padarėlis išbėgęs priešais mus, ėmė smarkiai loti plonu ir smailiu lyg adata balseliu. Čia šalutinis sakinys netgi prijungiamas tokiu neįprastu, galbūt jungiamuoju žodžiu vos. Kada pradėjo loti, vos tik įėjome į kambarį. Irgi nusakomas laikas, kada viskas įvyko.